Tai aš visų pirma savo ruoštų norėčiau Linui teikti mėgstamą gėrimą. Ir tuo pačiu turiu lengvo pobūdžio klausimą. Mes turim puikų Artūro Karnišovo pavyzdį, kaip galima pajudėti į priekį ir kilti karjeros laiptais NBA vadyboje, klubuose ir taip toliau. Jis panašaus amžiaus baigė karjerą irgi dėl traumų, ar ne? Na, Linas dar nebaigęs, gal žaidė. Okay. Bet kiek realu ir kiek kad sudėtinga patekti, tarkim, lietuviam į tą pačią organizaciją, NBA vadybą ir panašiai, nes tokių pavyzdį vieną turim puikų. Nežinau, ką Linas galvoja apie ateitį, galbūt irgi apie tokias vadybos aukštumas. Čia klausimas, ar sudėtinga patekti į visą NBA valdybą? Ne, yra realu, pažiūrėkit, lietuviai, kaip mes turim pavyzdžius ir kur eina, ir Denverį, bet tą padaryti tikrai nėra lengva, nes tai yra gana uždaras, NBA iš viso yra gana uždara organizacija, daug darbų nėra. Tai ar įmanoma tikrai taip, aš apie tą net negalvoju, aš dabar turiu tiek minčių ir tiek idėjų, kurias reikia įgyvendinti su rytu dar. Tai čia dar toli, galvo toliau.